Bevertis žmogaus gyvenimas be meilės žemėje. Meilė, džiaugsmas ir šviesa – tai pagrindas žmogaus gyvenime, kuris išvysto sąmonėje supratimą, pagarbą, o per supratimą pakloja ir tvirtą pagrindą po kojom, kuris išlieka tvirtas ir stiprus, ant kiek atvertas tas žmogaus vidus. Ir štai, nusigręžė žmogus nuo savo pagrindo, pamatė sunkų darbą, arba Junga anksčiau sakydavo, iškeitė tėvų sukurtą meilę, pagarbą, ištikimybę į karjerą, kuri išmokė žmones pavergti vergais naujos kartos. Šie karjeros laiptai daugelį jau tapo nebepakeliami. Šeimose barniai, ligos, neištybė, neištikimybė ir galų gale skyrybos. Depresija gili beveik jau pas kiekvieną širdyje. Ir nebežinom, ką toliau daryti. Nes laimės kelias senai jau uždarytas, o pyktis ir pavydas lyjas per kraštus, jeigu pamatome, kad šypsosi žmogus. Ir štai priėmėme slėptą galą, kuriame skęstame savo sukurtoj pačių vergų klampyniai, o tas engimas vienas kito tapo nebegailestingas, nes pasirodė kiekvienas nori būti išmintingas. Štai va kokie sunkus gyvenimai čia susiklostė. Bet visada visur yra ir išeitis. Ir štai Sigutė, kuri daugelį metų viską matė ir stebėjo, kada žmogus suvoks, kad laikas jau susimastyti. Sugrįžti vėl atgal galima tik per žinias, kurios išvysto žmogaus sąmonėje aukštą supratimą. O per supratimą įsižiebė ir meilė, džiaugsmas kažkada tėvų sudėtas. Todėl kviečiu visus pradėti mokytis vėl būti žmonėmis. Išmoksime mylėti, valdyti įvykius savo sąmonės šviesa. Išmoksime ligas visas valdyti ir daktarų atsisakyti. Vėl tvirtas pagrindas po kojom atsistos. Ir vėl gyvenimas laimės stebuklai suskambės. Mane galima rasti Telegrame. Mokomės visi padėti savo. YouTube'oje Sigutė 888. Facebook Sigutė Venskaitytė. Mokymai grupėmis ir individualiai.